Sveiki bičiuliai, Ant Bangos TV žiemos sezoną pradeda reportažu iš Lietuvos sportinės žūklės klubų lygos 2010 metų poledinės žūklės čempionato. Esame šalia Varnių, ant Lūksto ežero kranto, kur tuoj prasidės antrasis pirmojo etapo turas. Kaip, kas, kur, ant ko, kodėl ir kaip kimba, žiūrėkit šiandien Ant Bangos TV, pirmoji poledinės žūklės laida. Kol stebite, kaip varžybų dalyviai ruošiasi startui, kaip atrodo jų meškerėlės sudėtos dėžėje tvarkingai ir ne taip tvarkingai, ir jų kiekis, noriu trumpai pristatyti šių varžybų taisyklės. Kadangi pradėjau apie turus, tai turbūt supratote, kad vienas etapas susideda iš 2 turų, kurie vyksta po 3 valandas šeštadienį ir sekmadienį. Varžybos vykdomos tiek komandinėje, tiek ir asmeninėje įskaitose. Komandą sudaro 4 žvejai, kurie kiekvienam ture žvejoja 4 skirtinguose ant ledo tvirtuose plotuose vadinamuose sektoriuose, kurie parenkami burtų keliu. Žvejys, komandos narys per 3 valandas trunkantį turą savo sektoriuje pagavęs daugiausiai žuvies pagal svorį, tampa to turo sektoriaus nugalėtojų ir gauna 1 baudos tašką. Žvejys sugavęs šiek tiek mažiau tame pačiame sektoriuje ir pagal svorį užėmęs 2 vietą tame sektoriuje gauda 2 baudos taškus. Ir taip toliau. Kitą dieną vykstančiame antrame ture žvejai varžosi dėl aukščiausių vietų savo sektoriaus ir stengiasi surinkti kuo mažiau taip vadinamų baudos taškų. Žvejys po abiejų turų surinkęs mažiausiai baudos taškų, tai yra abiejų turų baudos taškų suma, turi būti mažiausia, tampa etapo nugalėtojų. Taip pat ir komanda, kurios baudos taškų sumą sudaro kiekvieno jos nario baudos taškų suma iš abiejų turų, tampa nugalėtoja ta, kuris surenka mažiausiai baudos taškų. Tokia iš pirmo žvilgsnio paini, o iš tikrųjų geniali sistema taikoma visose tarptautinėse varžybose. Na ir Lietuva, kaip suprantate, ne išimtis, nes lietuviai aktyviai dalyvauja tarptautinėse žvejų varžybose jau gana seniai. Po pirmojo turo Lūkšto ežero asmeninėje įskaitoje pirmavo Marius Unikas iš KA komandos, Aidas Šunta iš Ant Bangos, Henrikas Miškinis iš Lifosios meškeriotojų ir Artūras Skvirba iš Ant Bangos. Kaip suprantate, tai yra tie vyrai, kurie savo sektoriuose vakar buvo pirmi, gavo po 1 baudos tašką. Komandinėje įskaitoje pirmi su 15 baudos taškų surinkę Ant Bangos ir Lifosios meškeriotojai, treti su 18 Šiaulių Fortūna. Kaip seksis šiem vyram ir komandom antrajame ture, stebėkite šiame reportaže. Kol stebite, kaip vyrai žvejoja, noriu trumpai pristatyti Lietuvos sportinės žūklės klubų lygą. Ši organizacija įkurta dar 1996 metais, susirinkus Lietuvos sportinės žūklės aktyvui Šiauliuose. Iki tol sportinė žūklė Lietuvoje užsiėmė 2 organizacijos, tai Lietuvos sportinės žūklės federacija ir medžiotojų ir žvejų draugija. Šių organizacijų vedamų varžybų lygis bei žūklės populiarinimas, o gal antipopuliarinimas tais laikais nebetenkino Lietuvos žvejų. Taip pat verta paminėti, kad Lietuvos žvejai tada negalėjo išvykti jokias oficialias tarptautinės varžybas, taigi susirinkęs sportinės žūklės aktyvas nusprendė įkurti Lietuvos sportinės žūklės klubų lygą. Dalyvavo tada žvejai iš Alytaus, Kėdainių, Kauno ir Vilniaus bei Šiaulių. Pirmojo lygos prezidentu buvo išrinktas Povilas Aksomaitis, kuris praėjo visą lygos registravimo kelią, nes buvo įvairių prieštaravimų iš sportinės žūklės federacijos bei MŽT. Bet lyga buvo įkurta ir sėkmingai gyvuoja iki šiol. Tais laikais Lietuvoje vykusiose varžybose komandos sudėtis būdavo 3 vyrai vasarą ir 3 vyrai žiemą. Vaikų ir moterų žūklės sportas neegzistavo. Jau 96 metų vasarą lygos varžybose dalyvavo 7 klubai, 3 iš Kauno, po 1 iš Alytaus, Šiaulių, Kėdainių ir Rokiškio.
Komandos sudėtis buvo 5 vyrai ir jaunis, o ateityje tas vaikų sektorius darėsi vis skaitlingesnis. 97 metų žiemą jau dalyvavo 9 klubai, komandos sudėtis buvo 5 vyrai ir jaunis. 97 vasaros sezonui kai kurių klubų komandas jau papildė moterys. Sekančiais metais jau šiaip tai pavyko įtraukti moterį į komandos sudėtį ir kai kurie klubai atsiveždavo net ne po vieną. Taigi žūklės sportas populiarėjo 7 myliais žingsniais. 1998 metais klubo komandą sudarė žiemą 6 vyrai ir jaunis, vasarą 5 vyrai, jaunis ir moteris. Klubų skaičius praktiškai nedidėjo. Didžiausias komandų kiekis žiemą buvo 2000 metais, vienam ture buvo net 13, bet buvo 3 komandos iš užsienio. Šiai dienai turime tokią lygą. Vasaros varžybose komandą sudaro 3 vyrai, o žiemą 4. Vaikų ir moterų žūklės sportas buvo kiek primirštas iki praėjusių metų, kai jaunieji žūklės klubo Pila vyrai suorganizavo puikias varžybas vaikams Vilhelmo kanale. O šiemet prisijungus dar keletą entuziastų, tikiu bus surinktas ir visas vaikų sportinės žūklės čempionatas. Grįžtant prie žiemos, trumpai noriu paminėti geriausius mūsiškių rezultatus tarptautinėje arenoje. Taigi 2002 metų poledinės žūklės pasaulio čempionate buvo užimta 3 vieta, 2007 metais 2, 2008 metais taipogi buvome 2, o pernai 2009 metais komanda, kurią sudarė Marius Sunikas, Vaidas Jasonas, Izidorius Sunikas, Aivaras Dudzinskas, Vytautas Šidlauskas ir Dainius Kulbis, pasaulio čempionate vykusiame Lenkijoje užėmė 5 vietą. Vasarą Lietuvos rinktinė kol kas nedžiugina ypatingais rezultatais. Norisi aišku paminėti geriausią, tai užpernai berods Čekijoje Europos čempionate buvo iškovota 8 vieta. Grįžkime prie varžybų, kurios vyksta šiandien. Lūkšta ežere 2 turas. Kaip matote, dominuojanti žuvis tiek vakar, tiek ir šiandien 5 cm pūgžliukai. Kartais pasiseka sugauti vieną kitą ešeriuką. Ir pagrindinis ir lemiamas faktorius yra surasti ir sugauti kuoją. Jie suradusieji galėjo tikėtis aukštesnės vietos sektoriuje. Tačiau tiek kiek tenka stebėti šiandien varžybas, kuojas dalyviai suranda tik 2. ir 3. sektoriuose, o 1. ir paskutinis sektoriai yra visiškai pūgžlingi. Yra kuojų sugauti neįmanoma praktiškai. Tad belieka susirasti pūgžlius kuo mažesnėme gylyje, kad juos traukti kuo greičiau ir sėkmingai žvejoti. Lietuvos sportinės žūklės žiemos sezono 1 turas pasibaigė. 3 vietą asmeninėje įskaitoje užėmė Izidorius Sunikas iš Fortūnos komandos. 2. ant bangos komandos narys Aidas Šunta. O 1 vietą iškovojo Izidoriaus sūnus Marius Sunikas. Komandinėje įskaitoje 3. Lifosos meškeriotojai. Antrąją vietą ir sidabro medaliais pasidalino ant bangos, jaunoji ant bangos komanda. O 1 įspūdingai pabaigė 2 turą
Šiaulių Fortūnos komanda. Nu ką, bičiuliai, baigėsi varžybos, oras nerealiai baisus, -10 ir vėjas 10 metrų per sekundę, jeigu nedaugiau, visi sušalom. Čia varžybos vyko, gauti žuvies. Na, jūs pamatėte, kaip vyksta Lietuvos sportinės žūklės klubų lygos poledinės žūklės varžybos. Kągi, kitų susitikimų. Na, jau pačiai pabaigai, džiugi naujiena. Žvejų klubas Ant bangos ir UAB Kotas kviečia visus Lietuvos žvejus į tradicinės asmeninės poledinės žūklės varžybas čempionatą. Pirmasis etapas, paskutinį sausio savaitgalį ant Juodžio ežero kranto. Noriu paminėti, kad kviesime varžytis ne tik žvejų sportininkus, besiorientuojančius į sportinę poledinę žūklę, bet ir visus mėgėjus, kurie susigrums atskirose laisvojo stiliaus varžybose pagal mėgėjiško žūklės taisyklę